Rūta, aš pasakysiu tokį dalyką apie tave, kad tu būtum viena pirmųjų kandidačių fotografuoti mano vestuvės. Iš tikrųjų. Tu man pasirodė kaip žmogus, kuris visą laiką labai ieško tos, sakykime, santykių su jaunaisiais. Kad tu stengiasi, tarkim, fotografuodama juos sukurti jiems atmosferą, kurioje jie jaustųsi gerai. Kad jiems būtų gera, kad jie būtų atsipalaidavę, o tada tu tik tai savo tuos perliukus, tokius kadriukus, tik susigaudai. Ačiū, kad labai malonu, kad tai pastebėjai. Nes dažniausiai tas pagrindinis dalykas ir yra, kad kada žmogus pas mane jaučiasi patogiai, jaukiai savo erdvėjai, tada ir tie geriausi kadrai gimsta. Tada jau tiesiog ieškai geriausio kampo, šviesos. Klientai dažnai manęs klausia poros, ne, kada mes susitinkam, sako, o rasit kaip mums fotografuoti? Aš sakau, šiandieną, kol mes sėdime, sakykime, pirmas susitikimas, aš jums nufotografuoju 50 kartų. Prie šitos šviesos, tai yra kaip ir profesinė liga, ar ne? O paskui jau yra, kada eini vestuvių metu, tai turbūt vėlgi kolegos sutiksite, kad kiekvieną kartą tu gali ruoštis vestuvėms, ar ne, bet ruošimas į vestuvėms paprastai iš karto visoms, nes kada tu eini, tu nežinai, ar tą dieną lis, ar tą dieną saulė švies, ar kur tu atsidursi galų gale, ar ne, ir tu paskui, kai atsiduri toj vietoj, ta visa sukaupta patirtis, ta visa sukaupta praktika tiesiog jinai nupiešia tą vaizdą, kaip Giedrius sakė, ar ne, nupiešia vaizdą tam žmogui, tam momente, tą nuotrauką. Ir tiesiog, kada nupiešia tą vaizdą, tai reikia ją gyvendinti ir huolė. Ką tikrai daryti tokiais atvejais, nes turbūt daugam kyla klausimas, o kas bus, jeigu lis, snigs ar ten dar kažkoks baisaus? Aš vis laik sakau klientam, jums labai pasisekė, nes su manim niekada nelyja, visų pirma. Nes tikrai... Ir tada pradeda lyti. Ir buvo taip, kad pradėjo lyti. Jo. Man tai sakė, nelis. Bet iš tiesų dažnai netgi tenka kurtis lietų, asistentas už langą laisto tenais ir kuria lietų, jeigu naktiniai fotografijai. Bet dažniausiai sakau, kad nereikia bijoti. Improvizacija yra visą laiką gerai, ar ne? Ir pavyzdžiui, nežinau, stiliaus, šiek tiek žiūrėjau, bet tikiu, kad, kaip Giedriau apibūdinai, kad iš tiesų, ar ne, tos nuotraukos, kur klik. Jeigu lietus, ar ne, išeina jaunieji su lietsargiu, priglunda, ar ne, ir kadras, ar ne? Ir tas momentas yra labai tikras, ar ne? Galų gale, jeigu ir pabėgti nuo lietaus, tai vėlgi galima eiti, jeigu esi Vilniuje ar Kaune kažkokį tai senamiesčio kavinę, kodėl tuo metu nepadaryti vėl nuotraukų. Ir tos nuotraukos vėl visiškai neplanuotos, ar ne, tiek lietuje, tiek viduj, ir spontaniškos, ir be abejo gražios. Aš kažkodėl įsivaizduoju, kad Rūta tai fotografuotų lietuje. Lietuje labai būtų gerai fotografuoti, bet tiesiog ne visi jaunieji sutinka. Ne visi nori gadinti savo šukuoseną, makiažą tą dieną. Slėpimasis po skėčiais iš tikrųjų viena iš išeičių tokia būna, bet dažniausiai iš tikrųjų mes apgalvojam, ką daryti, jeigu lis tą dieną. Tiesiog pasirenkam tą vietą, kažkokią tai kaip atsarginį variantą ir lekiam tenais, jeigu iš tikrųjų tą dieną lyja kaip iš kibiro. Niekada turbūt daugelį, arba galbūt tik man, niekada niekas nebūna pagal planą. Visur kažkur vėluoja, visur kažkas vyksta, bet svarbiausia dėl nieko nepergyventi, nes tai yra šventė. Ne? Ir rezume tai yra šventė. Tai yra didelė šventė, tai yra vestuvės. Ir dažniausiai nuotraukos, vyrai, gal kiek mažiau, nuotraukos tai planuoja visą gyvenimą. Ir tiesiog svarbiausia dieną atsipalaiduoti. Matau šypseną, nes jo, iš tiesų vyram kartais tai sunku suprasti, netgi ir man, ačiū Dievui, aš jau beveik tai suprantu, ar ne? Bet kad moteris iš tiesų tai planuoja visą gyvenimą ir tai yra labai svarbi ta šventė. Iš tikrųjų, tą dieną tikrai daug streso būna. Ir kiek įmanoma tiesiog negalvot apie pašalinius dalykus tą dieną jau besifotografuojant, bebūnant kartu. Kad tai tiesiog liktų tarp jų dviejų. Kitaip tariant, kad vieną kartą pagaliau pamergės pradėtų atlikti savo darbą. Dėl ko ten yra? O ką jūs turite atlikti? Nerūkyti? Puošti mašinas, ar ne? Rūpinti svečiais ir viso kito. Tai yra nuotraukos pagalbininkės, ar ne? Deja, daugelį atvejų jos nori gražių nuotraukų taip pat, kas aišku yra duodama, bet nuotrauką reikia daug ko rūpintis, ar ne? Man yra svarbiausia emocija, šviesa. Švelniai pateikinėja iš tikrųjų nuotaką, jaunuosius, jų jausmus. Iš tikrųjų yra visokių stilių, kaip kiekvienas iš tikrųjų individualiai, man tas gali patvirtinti. Kiek fotografų, tiek asmenybių, tiek tos stilistikos kiekvienas nuo savęs atspindi. Tai manau, kad tiesa būtų ta, kad nuotraukose įdedi dalelę savęs ir tai iš šono matosi, kaip tavęs
paties atspindys. Tai man tas tokia atveju yra labai žiaurus žmogus, nes jis žiauriai jaunuosius, jis juos kaip paveiksliuką dėlioja dažniausiai. Aš nekalbėsiu dabar apie rezultatą, aš kalbėsiu apie tai, kas būna iki to rezultato. Tai jaunieji būna sudėlioti kaip tie žmogeliukai, tokie mažiukai būna valdomi. Tai ranka čia petys ten ir žvilgsnis ten, smakras ten, kaklas ten. Darbo stilius toks, ir ne tavo man, tai ar teisingai sakau? Jo, vienas iš mano darbo stilių. Tai. Pagrindinis dalykas, kas yra, kad kada aš pradėjau fotografuoti, tik tai pradėjau, tai aš gaudydavau, sakykime, ten reportažas, pavadinkim taip. Bet nežinau, ar aš nebuvau, ar nesu tame geras, kartais to momento nebūna. Nebūna ir tu grįžti namo ir tu matai, kad to momento yra įvykis, yra vestuvės, bet nėra tos emocijos. Nes kiekviena nuotaka, mano nuomonė, nori atrodyti gražiai. Ir mano vienas iš darbų, iš tikslų yra atskleisti absoliučiai visą grožį. Tiek iš nuotraukos, tiek iš įro, nes man yra abu dalykai taip pat gražus. Tai vienas iš dalykų yra, reportažo pas mane yra 50% mažiausiai. Ir dažnai, labai dažnai, aišku, tai yra neišvengiama, aš statau, sakykime, taip statau. Aš labai nemėgstu žodžio pozavimas, aš mėgstu sakyti atskleidimas jūsų gražiausių savybių. Tai yra tai. Tai yra vadinama fotosesija, tai yra gaudimas ir paskui fotosesija. Valanda, 2 su pertrauka, tai nėra labai svarbu. Naktinė fotografija, vėlgi tas vadinkim pozavimas, ar žurnaliniai viršeliai nuotraukas galima įvairiai vadinti. Dar kas yra, kad aš tą momentą sukuriu. Linkim sukūrimas, ar ne? Tai gali būti, kartais aš esu girdėjęs, man tai, bet tai netikra. Tai yra tikra. Jeigu, sakykime, aš paprašau vienas kitam pakandžiot nosį, ar ne? Tai yra tikra, bet kiek tai sukelia juoko, ar ne? Ir pam, ar ne? Tai tiesiog... Man jau dabar juokinga. Man irgi. Tai tiesiog mes žaidžiam. Tą dieną tiesiog aš pasistengiu, kaip Rūta minėjot, atskleisti asmenybės, ar ne? Nes kiekvienas vėlgi juokiasi kitaip, kiekvienas yra santykiai kitokie ir, sakykim, tas žaidimas kažkuris jisai vėlgi žaidžiamas skirtingai. Aš reportažuoju, aš statau, aš gaudau, aš žaidžiu ir aš negalėčiau pasakyti, koks aš fotografas, aš esu visoks. Ir aš turiu būti patenkintas ir aš sakau, aš nevažiuosiu namo, kol nebūsiu patenkintas. Nepaisant to, kad sutartise yra į kažkiek ar nefotografuoju, bet aš geriau pabūsiu dar pusvalandį, valandą, bet aš nesiminsiu to, aš matysiu rezultatą, ar ne? Jeigu aš būsiu patenkintas, patikėkit manim, būsite patenkinti ir jūs. Tai yra tai, ką aš darau. Abudu paminėjot, kad reikia rasti kontaktą su žmogumi ir pamatyti, kaip man tas sakė, fotografuoti iš karto daug kartų jį, ar ne, jau savo akimis, arba matyti, kuris įtinka, kurioje esi šviesoje, kokioje aplinkoje ir taip toliau. Jeigu aš dabar paklausčiau, kaip jūs nufotografuotumėt mane? Iškart galvyti aukščiau, nes truputėlį vos pakai, kurie man nepatinka. Kerpam? Kerpam? Tu labai gražus. Iš tiesų, aš tai fotografuočiau iš visų kampų. O Rūta, tu, tarkim, turi kažkokią viziją? Kaip vyrai gali atrodyti gražiai? Jie turi būti vyriški, ar gali būti šiek tiek švelnus, romantiški, ar galima tą patį vyrą nufotografuoti, tarkim, prie lango, stovint ir žiūrinti į kelią, kuriuo atvažiuos, tarkim, jo busimoji? Žinoma. Galima. Žinoma. Bet nebus moteriškas kadras, toks standartiškas. Šitas nebūtų standartiškai moteriškas. Su vyru iš tikrųjų yra pavojus persistengti, kad tai būtų moteriškos pozos ar kažkas tai tokio. Bet iš tikrųjų stengiasi vyrą ir palikti vyrišką. Kad jis ir būtų solidus, vyriškas, savo laikyseną, žvilgsnio rimtumu. Tiesiog man tą dieną jaunasis, galbūt aš šiek tiek per žiauriai pasakysiu, jis asistuoja nuotakai. Nuotaka yra pagrindinis akcentas. Taip pat pagrindinis akcentas yra jų jausmai, kaip jų bendravimas pats. Aplamai būti fotografu tai yra kažkas nuostabaus, mano nuomonė. Gyvenimas pasikeičia kardinaliai. Tu labai daug keliauji, tu labai daug bendrauji su žmonėms, su užsienio žmonėms, su tom bendruomenėm. Aš galėčiau važiuoti į Ameriką ir aš turėčiau atsistoti daugelį valstijų, tikiuosi mane priimtų, kaip ir žadėjo, bet tiesiog aš turiu pilną draugų, kurių net nemačiau gyvai, ar ne? Ir tai yra nuostabu, iš tiesų labai pasikeičia gyvenimas, išveža ir jaunieji tave į užsienį fotografuoti, jeigu tuokėsi. Tai gerai, kad užsienį, ne į mišką. Būna į mišką, bet grįžti dar. Tai nufotkinės ten jos. Ja. Tai patirtis nufotkinės, ja. Jeigu nufotkinai grįžti, jei ne, tai neteko dar nenufotkinti. Įsivaizduok, kai važiuoji į vestuves, kad jeigu tu nufotografuosi blogai, tau įrems į smilkinį pistoletą ir nušaus, ar ne? Arba įsivaizduok, kad esi tokioj padėty, kad nuo to priklauso tavo gyvenimas. Nes iš tiesų taip ir yra.
Nes jeigu tu nufotografuoji gerai vestuves, ar ne, tu gauni daugiau užsakymų. Daugiau užsakymų reiškia daugiau pinigų. Daugiau pinigų reiškia daugiau galimybių gyvenime, daugiau tobulėti, geresnė įranga ir taip toliau. Tai iš tiesų, dar kas yra, tai savirealizacija, ar ne? Iš tiesų, kaip nuostabu jaustis gerai, ar ne, nuvargus važiuoti namo, kad tu žinai, kad tu padarai wow kadrų, kad tu padarai iš tiesų, kad tu turi emocijų, kad tu turi ašarų, nu jeigu verkia nespyrė į koją, aišku, bet jeigu tai atsitiko, ar ne, kad tu buvai vietų ir laikų ir užfiksavai, ar ne, be pozavimo, be sakykime, tos fotosesijos, ar ne, tu jautiesi, na, fainai, taip sakykime, tu jautiesi nors ir pavargęs, bet tu važiuoji su šypsena. Tai argi neverta tą dieną pasistengti, nes tu tą 8 ar 12 valandą vis tiek važiuosi namo, vis tiek važiuosi. Tai klausimas, kaip tu nori jaustis važiuojant namo. O čia pagrindinis klausimas. Ir tu truputėlį tada pasisteng daugiau. Ne 100, bet 120%. Ir bus wow. Svarbiausia, kad tu atidirbi nuoširdžiai visą dieną, atsidavęs kiek tu gali. Jau savaitę prieš pradedi galvoti apie būtent ateinančią porą, kokia ta pora yra, ką jie mėgsta, kas jiems patinka. Ir galvoji apie tos dienos detalės, dėliojas. Ir jau tai dienai atėjus, iš tikrųjų, gali būti, kad tu visai kitaip įsivaizdavai, galbūt visai kita šviesa, kitokia nuotaika, ne taip, kaip tu tuo metu tą vaizdą piešeisi namuose sėdėdamas, bet kokiu atveju tu žiūri tą situaciją ir joje kuo greičiau susiorientuoti, kuo greičiau galbūt numatyti tą įvykį į priekį tiesiog, kad galėtum suspėti ir šiek tiek galbūt ir parežisuoti, pasiūlyti ir pastumėti link to, kad tai būtų būtent tas, ko man reikia. Ir kokį tu jauti pasididžiavimą, kad tu tai padarei, kad tu esi to momento dalis ir tada tu pagalvoji, kad vieną dieną galbūt ta pora gulės ryte lovai, ar ne, atbėga mažos vaikutis ir jie varto tas nuotraukas. Ir tu esi to dalis, tu tai sukūrei, tu tai padarei. Ir kas vyksta toliau? Bėga ašara. Įdomu, ar ne? Tai ir nenuostabu būti iš tiesų to vestuvių, aplamai vestuvių industrijoje, vestuvių versle. Tai yra nuostabu iš tiesų. Iš tikrųjų, galbūt, nežinau, mes nekalbėjom su Mantu ir su tavim, kaip žiūrit jūs į tą prieš vestuvinės fotosesijas, prieš tai pasibandymus, pasifilmavimus, pasifotografavimus? Aš tai galvoju, kad tai apskritai galbūt sukuria platesnį paveikslą visom prasmėm, ar ne? Tai žmogus gali atsiskleisti kitame amplua, kitoje vietoje, kitokiame siužete. Tai sukuria, sakykime, nes tai yra viena diena, sakykime, tai yra viena diena, kurioje tas žmogus, kaip čia tas žodis, veikia, kurioje tas žmogus egzistuoja, dalyvauja ir jisai yra pačioje to šventės dienoje. Bet tik jį galima pamatyti kitokiam spalvom. Jeigu kalbam, tarkim, apie video, tai dar jį galima pakalbinti, galima nupiešti pilnesnį jo paveikslą, pilnesnį istoriją jo pavaizduoti. Aš tai žiūriu labai teigiamai ir jeigu, sakykime, tas finale kažkas paėmęs jo foto ir video visą medžiagą mato daug daugiau negu šiaip ir standartinės vienos dienos, tai sakyčiau, kad rezultatas yra labai geras ir... Turbūt ir jeigu dar įtraukus į filmą, tai turbūt netgi siurprizas galėtų būti kažkam, tai kas gaus, kas žiūrės ar ne, nes tą vestuvių dieną matė vieno, čia dar visas susipažinimas ar dar kažkas tai. Tai vėlgi ta priešvestuvinė fotosesija, tu susipažįsti su jaunaisiais, bet ir tiesiog jaunieji pamato, ką gali gauti. Labai sutinku, taip. Net labai sutinku, nes tiesiog nusiramint galbūt patiems jauniesiems, pačiai porai, ar ne, kad būtų ramu. Nes ką perka jaunieji, tai jie perka tuščią popierių, kol kas pradžioj, kada pasirašo sutartį, sumoka rampinigus, jie perka tuščią lapą, ar ne? Tai iš tiesų tu žadi, tu rodai savo darbus, bet tai nėra ne jie. Be abejo, sakau, čia ne jūs, čia būsite jūs, įsivaizduokite, kaip tada jūs atrodysite, ar ne, kokios nuotraukos jums gražios. Iš tikrųjų, tuo metu, kai teko dirbti su Giedriu, man labai patiko darbo stilistika, kad tas pakalbinimas prieš tai nuotakos jaunojo, kaip jie jaučiasi, jie papasakoja tą savo savijautą. Iš tikrųjų, nuotraukose to negali užfiksuoti. Ta prasme, taip tu jausmą užfiksuoji, bet tai, ką jie mąsto, kokios jiems mintis kyla, sugeba iš tikrųjų ištraukti, taip ir gana atvirai. Pavadinkim tai dar pilnesniu rezultatu. Tai vadinasi, žmogus... Jeigu, aišku, sugeba, nes tai yra be galo sunku išreikšti žodžiais tai, kokia ten pas tave emocijų audra kunkuliuoja viduje tą šventės dieną. Ir kaip tau yra džiaugsminga, gerai ir visam turbūt pasauliu nori įsirėkti, kaip tau yra gerai ir koks tu esi laimingas ar laiminga tą dieną. Bet jeigu tai pavyksta, sakykime, bent dalelę to perteikti žodžiais, tai yra tikrai labai, tai netgi yra, tai bus labai vertinga ir naudinga ir vėliau tu
Žiūrėsi, sakysi, Dieve mano, kaip aš tada stresavau. Apskritai, žmogaus žodis yra reikalingas labai. Jis yra, tai sakau, tai yra gyvas žodis, gyvas žmogus, kuris visuomet bus, ar ten po 10 metų ten tas vaikutis atbėgs, ten, kaip kalbėjom, su albumu į tą lovą, tada prisės žmonės kažkur pasižiūrėti tą savo, tarkim, visą medžiagelį ir sakys, va, čia tėtis jaunas, nežilas, su visais plaukais, jisai kalba ir jisai, va, pasako, kaip jisai jaučiasi šiandien. Kaip sukurti emociją, ne? Kaip sudaryti kažką, galbūt išspausti ašarą, ar ne, iš kažko tai. Tai aš įėjau kambarį ir sakau, tėvelis vienam kambarį, o tėvelis iš tiesų buvo vienam kambarį, o nuotaka už durų, sakau, truputėlį palauk. Ir aš pasakiau, dabar kaip įeis jūsų dukra, jūs ją apkabinkite paskutinį kartą. Apkabinkite paskutinį kartą kaip netekėjusią nuotaką, kaip netekėjusią moterį. Paskutinį kartą kaip tik savo dukrą, nes nuo šio momento tai nebus tik jūsų dukra, tai bus ir kito vyro moteris. Nuo šio momento paskutinį kartą jūs apkabinsite kaip tik tai savo mergaitę. Lygiai taip pat nueini pas nuotaką ir pasakai, nueik ir paskutinį kartą apkabink kaip tik tai tėčio mergaitę. Paskutinį kartą. Ir paskui leidi. Ir kas vyksta, man kaupėsi ašaros. Tiesiog kas įvyksta sprogimas. Ar ne? Ir tu esi toj vietoj tuo metu ir tiesiog kartais ir sukari. Kartais tiesiog padedi emocijas išreikšti, nes taip yra iš tiesų. Tik tai kartais per tą skubėjimą žmonės truputėlį nesusimasto, ką jie palieka už to ir kur jie žengia. Tai va, tiesiog tą reikia padėti suprasti ir padaryti. Tai yra tai, ko mes siekiam visi. Didinas. Iš tiesų galbūt galima palinkėti tiesiog, kad tą dieną kuo mažiau skubėjimo būtų, kuo mažiau rūpesčių. Kad būtų atsiduodama tiesiog vienas kitam, savo šeimynai, artimiesiems, kurie nori tą dieną juos palaikyti, išleisti tą bendrą gyvenimo kelią. Tiesiog, kad būtų abudu kartu su savo mintimis. Kartais tiesiog norisi, kad tai būtų paprastas įvykis, bendras žmonių, kad tai galima būtų tą emociją išreikšti ir užfiksuoti. To ir palinkėkime. Vis tiek palinkėjimas gausi. Man atrodo, aš išgirdau tai, ką reikės sumontuoti pabaigai. Profesinė liga. Zakrugliavimas. Šitą tai reikės balsą. Nes man tai patinka šitie.